Panaudos sutartis surašyta jaunojo ūkininko Arūno 2020 metais balandžio 7 dieną su mano mama Stanislava. Jisai žinojo, kad mama nesigaudo ir nesupranta apie šią sutartį, o tai Arūnui pranešė Juozas, mamos brolis. Ir jisai sutarė, kad Arūnas pasirašytų panaudos sutartį, nes jinai nesigaudo ir nesupranta apie sutartį. Ši panaudos sutartis pasirašyta apgaulės būdu. Mamai buvo sakoma, kad išsinuomos 3 hektarus ir dirbs 3 hektarus, o įrašė ne 3 hektarus, o 8,4 hektarus. Noriu parodyti, kad įrašyta ne 3, o 8,4 hektaro. Taigi ši panaudos sutartis yra suklastota. Mama ir dabar sako, kad ji nuomoja 3 hektarus. Taigi prie šios suklastotos sutarties prisidėjo Juozas. Jis man 3 metus melavo ir sakė, kad mama nuomoja 3 hektarus. Nors aš šiai sutarčiai labai prieštaravau, tačiau jis darė taip tyčia, kad aš nenorėjau, o mama nesigaudo ir nesupranta apie sutartį. Jai buvo 88 metai. Panaudos sutartis parašyta Arūno, tačiau šioje sutartyje nėra nei mano mamos pavardės, nei parašo, nes jinai nesugeba pasirašyti pavardės ir parašo. Taigi ši sutartis turėtų būti negaliojanti. Nes nėra parašo, nepatvirtinta parašu. Nors panaudos sutartis kaip ir negaliojanti, bet 4 metus vogti ES lėšas Arūnui netrukdo. Šis žmogus per 4 metus nesugebėjo paskambinti man, pasikalbėti apie šią sutartį, nes nuomoja mano tėvo Prano žemę.
Dabar parodau, kad Arūno yra ir parašas, ir pavardė, o mano mamos nėra nei parašo, nei pavardės, nes jinai nesugeba pasirašyti nei pavardės, nei parašo. Šis jaunasis ūkininkas užsiima negražiais darbais, apgaudinėja garbaus amžiaus žmonės ir valstybę, vogdamas ES lėšas. Dirbdamas 3 hektarus, o deklaruodamas, kad dirba 8,4. Aš manau, kad šis jaunasis ūkininkas garbės nedaro Lietuvai. Negalima apie šį žmogų nepasakoti, nes manau, kad daug žmonių yra nukentėję su tokiomis sutartimis, ypač seni garbaus amžiaus žmonės. Ir manau, kad nuo šio žmogaus ne tik aš esu nesaugi, bet ir labai daug žmonių yra nesaugūs.